kada planuojate atvykti į Jurbarką? Jurbarką. Jau rašiau, čia buvo mane užmetę jurbarkiškiai baisiais komentarais, kada čiagi atvažiuosim į Jurbarką. Na, kaip rašiau, tai yra tokia situacija, kokia jinai yra. Kad kiekvieną dieną praktiškai dirbam ir neįmanoma tiesiog surasti laiko nuvažiuoti į kažkokį koncertą, nes reikia dar surasti dieną, kaip pasiruošti tam koncertui, surasti dieną, kaip tą koncertą atkoncertuoti. O dar reikia surasti dieną, kada kolektyvui duoti poilsio truputėlį, nes irgi reikia, jie kiekvieną dieną dirba po 4 valandas. Tai pagalvom, kad į Jurbarką visgi atvažiuosim, gerbėmieji, kada pasibaigs visa šita virtuvė, tada atvažiuosim visi ir pasidžiaugsim mūsų padarytų darbų. Gal kokį slaptą ginklą turit šią dieną? Slaptą ginklą. Kiekvieną kartą vis sugalvojam kažkokį slaptą ginklą. Vieni slapti ginklai pasiteisina, kiti nelabai pasiteisina. Bet šiandieną vėl kažkaip pagalvojam, kad šitą savaitę tokia įdomi kovo 15 diena, su jo 3 metai, kaip minėjom, Vytauto Kernagio mirties metinės 3-asias. Tai pagalvojam paimti žanrų temai, kadangi yra šiandien temos žanrai, lietuviška žanrų, dainuojamąją poeziją. Kadangi Vytautas Kernagis buvo vienas iš pirmųjų tiksliau dainuojamosios žanro pradininkų, tai paėmėm šiandien Vytauto Kernagio dainą Šaukiu aš tautą, kuri kiekvienam lietuviui, manau, yra brangi. Turėtų sužaisti šitas kozeris mums šiandieną.